enough for me. You got me begging, baby. Looks like I'm on my knees again. Tai Vilniaus rajonas yra gan jaunas rajonas ir mes stengiamės valstybinės šventės ir visas kitas irgi švęsti taip jaunatviškai. Tai visas kartas kviečiame taip švęsti. Šiais metais tęsime praeitais metais gimusią tradiciją, kada galime lauke pasidžiaugti šitą puikių orų ir švęsti vasario 16 išvakarės šitam žiemos vakarėlėje. Looks like the tables have turned, like there's a change in the weather. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Vilniaus rajonas rengia tokius kokybiškus renginius ir jie yra nemokami. Mes kartais iš tikrųjų važiuojame į arenas, mokam didžiulius pinigus, kad išgirstumėm šitos atlikėjus, o Vilniaus rajonas tiesiog surengia tokį žiemos vakarėlį, kuriame tikrai atvyksta ne tik Vilniaus rajono gyventojai, bet žinau ir iš miestiečiai, ir iš Vilniaus, ir iš Švenčionių rajono atvažiuoja. Tai tikrai labai smagu, labai džiaugiuosi, kad tokios iniciatyvos, kad mūsų kultūros centrai iš tikrųjų pasirūpina šitą gerą nuotaiką. Gerus atlikėjus, iš tikrųjų, geri atlikėjai sukviesti, tai džiaugiuosi, kad mūsų savivaldybė taip rūpinasi iš tikrųjų. Ginte, o tu šoksi, tau patinka? Patinka. Aš nemeluosiu tau, kad ir kaip skubėtų. Labai faina, čia gini Čilė. Čia šalčiai, niekam, oras va toks, 11 laipsnių. Atsižvelgiam į pakvietimą, į prašymą, kad turės slidinėjimo aprangą. This is where I came from, this is where I've been. Labai faina. Tikrai čia jau sujudėjo Vilniaus rajonas, jau trupučiukai taip aktyviau pradėjo tas kultūrinis gyvenimas Nemenčinėje. You're a particularly that lonely kind. My fantasies when you say. Vertinu tikrai labai teigiamai, nes tokių gerų emocijų reikia dabar tikrai visiems. Ir svarbiausia nesėdėti namie, o tiesiog užsigrūdinti ir čia šiandien smagiai praleisti laiką.